Juk ir tu save pagauni pagalvojant, kad turiu dar biškį pakentėti, kad palauksiu savaitgalio, po švenčių bus lengviau, gal dar kažkaip ištemsiu, bet kūnas visada pasako pirmas, kad jau per daug. Ir klientė, kurie atėjo šiandien su tokia įtampa kūne, kad ji net nebesuprato, ar nori verkti ar rėkti. Pečiai kieti kaip akmuo, skausmas pereina į sėdmenį, žandikaulis užsirakinęs. Žinot, kai viduje viską laikai, o išorė dar kažkaip bando funkcionuoti. Namie tada emocinis krūvis, darbe užsivedimas, bėgimas kaip ant sparnų ir tarp šitų dviejų nei trupučio sustojimo. Baziniai poreikiai tiesiog dingsta iš radaro, valgyt pamiršti, kvėpuot pamiršti, o pagalvot net apie tai, kaip tu jautiesi, net nelieka laiko. Per marmą terapiją jos kūnas pradėjo kalbėti aiškiau negu žodžiai. Iš pradžių šaltis, sunkios mintis, skausmingi taškai kūne ir po truputį viskas atsileido. Atsirado tas ramus, šviesus jausmas, kuris ateina tik tada, kai pagaliau leidi savo atlaisvinti vadeles. Gal ir tave palies jos ištarti žodžiai. Aš nesupratau, kaip stipriai buvau save nuvariusi ir kaip pavargau, noriu tik ilsėtis. Tu ne robotas, o žmogus su savo poreikiais. Skaityk aprašymą ir laukiu tavo žinutės.